labai didelė problema būna, kuomet šeimininkai atvažiuoja į kliniką ir pasako, kad mes išvažiuojam už kelių valandų ir mums reikia važiuoti su augintiniu. Tai visada rekomenduojame, jeigu galvojate augintinį pasiimti į kelionę kartu, tai planuoti pradėti iš anksto. Visos taisyklės priklauso nuo to, į kur keliaujate. Ar tai yra Europos Sąjunga, ar tai yra trečiosios šalys, tai reikalavimai yra šiek tiek skirtingi. Pirmas ir svarbiausias dalykas, jeigu kyla kažkokių klausimų, visada galite rasti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos puslapyje, nes jie turi pačią naujausią informaciją. Dažniausiai mūsų klientai keliauja Europos Sąjungoje, tai yra šiek tiek paprastesni reikalavimai. Tai svarbiausia, kad gyvūnas turėtų europinį pasą, gyvūnas turi būti ženklintas ir gyvūnas turi turėti galiojantį skiepą nuo pasiutligės. Jeigu pasiutligės skiepas yra negaliojantis arba gyvūnas neturi europinio paso ir nėra čipuotas, tada visa eiga užtrunka daug ilgiau ir greitų metų keliauti dažniausiai nepavyksta. Dėl to, kad po pasiutligės skiepo pirmojo turi praeiti 21 dienos laiko tarpas, po kurio gyvūnas gali kirsti būtent sieną. Tai tokiu atveju reikia jau tą kelionę šiek tiek planuotis anksčiau, kad nebūtų netikėtumų ir nereikėtų gyvūno palikti kažkur viešbutyje Lietuvoje. Yra tam tikros šalys, kurios reikalauja, kad gyvūnas būtų patikrintas veterinarijos gydytojo ir turėti gydymą nuo echinokokozės, tai yra nuo kirminų. Tai tokios šalys yra Jungtinė karalystė, Malta, Norvegija, Suomija. Tai į jas keliaujant labai svarbu, kad gyvūnas būtų 24 valandos prieš kertant Lietuvos būtent sieną. Jisai turi būti nukirmintas ir turi būti uždėta gydytojo atžyma, kad gyvūnas yra sveikas ir jisai gali keliauti būtent nurodytų kelionės tikslu. Tai tokiu atveju rekomenduojame, mes viską padarome tai klinikoje, tai tiesiog reikia iš anksto užsiregistruoti ir atkeliauti su tais pačiais europasais ir galiojančiais skiepais, tik tais papildomai dar reikia susidėti atžymas. Jeigu planuojate keliauti kažkur toliau, pavyzdžiui, ar tai būtų Amerika, ar tai būtų Juodkalnija, tai tokiu atveju dažnai papildomai reikia ir pasiutligės titro. Tai yra imamas kraujas, siunčiama į laboratoriją ir yra nustatomi antikūniai ir jų pakanka, kad gyvūnas turėtų apsaugą nuo pasiutligės ir tik su tą pažymą gali keliauti į užsienį. Tai tokiu atveju jau planuotis kelionę reikia keliais mėnesiais anksčiau, nes tyrimas užtrunka iki kelių savaičių. Tai kad nebūtų streso, geriau tai pasidaryti anksčiau. Jeigu gyvūnas yra čipuotas, visada prieš kelionę rekomenduojame pasitikrinti čipą. Dažniausiai klinikos papildomo mokesčio net neima ir pravažiuojant galite užsukti, pasitikrinti, ar mikroschema veikia. Kadangi tai vis tiek yra, kaip sakyt, prietaisas, jie gali sugesti, jie gali iškristi ir tokiu atveju galite likti prie sienos ir jūsų tiesiog nepraleis, nesvarbu, kad tas čipas yra, bet dėl viso ko geriausia yra pasitikrinti, kad viskas būtų tvarkoj ir gydytojas tiesiog viską pasižiūri tuo pat metu. Jeigu gyvūnas yra Lietuvos pilietis ir paimtas iš Lietuvos, tai tada tai yra visiškai nesudėtinga procedūra ir galima europinį pasą išsiimti bet kur veterinarijos klinikose. Jeigu gyvūnas yra perkamas su dokumentais, labai dažnai jau atkeliauja su europiniu pasu pas šeimininkus, dažniausiai paimami iš prieglaudos ar dovanojami, tai jiems papildomai reikia išsiimti tą pasą. Jeigu gyvūną įsigijate iš užsienio, tai yra jeigu jis atkeliauja iš kitos šalies, tada pirmiausia jį reikia užregistruoti Lietuvoje ir tik tada galima atkeliauti į kliniką išsiimti to paso. Saugiausia yra bent jau 3-4 savaitės prieš kelionę pasiskambinti klinikos telefonu arba atvykti apžiūrai, susižiūrėti, ar viskas yra tvarkinga, ar nereikia kažkokių papildomų tyrimų atlikti ir svarbiausia yra pasakyti gydytojui, į kokią šalį važiuojate. Nes viskas labai priklauso nuo šalies ir vienur užtenka tik tais skiepo ir pažymėjimo, o kitur reikia ir papildomų tyrimų, tai labai svarbu akcentuoti, kur keliaujate.